čia duomenys dabar, kur matosi, ne, iš visų smegenų į kompiuterį atėjo, ne? Jo, čia dabar matosi. Kas dabar čia matuojasi? Čia dabar matuojasi pats X-as, sakykime, jo yra duota tolerancija, jis jau matot sugrįžo į savo tolerancijos ribas, bet kiti visi matmenys dar nėra sugrįžę ir rašoma yra now. Tai, sakykime, steering headas tai yra šakės kampas, Lecht A yra rėmo ilgis ir B yra rėmo aukštis. Taip pat yra duodami galinio rato parametrai, kurie yra ganėtinai geroj būklėj ir visa centrinė ašis per visą rėmą. Tai jinai irgi gerai, ganėtinai gerai mato. Tolerancijos yra duotos gamintojo, čia yra dabar ką mes turim. Čia milimetrais. Čia yra milimetrais, tai čia yra jau po kablelio. Po milimetras ir šimtasis. Tai dabar dar teks jį atitempti ir sumažinti rėmo aukštį. Ir kiek laiko maždaug užtrunka visas tas darbas toks nuo pasiruošimo iki atidavimo klientui? Čia gali užtrukti nuo 2 dienų iki savaitės. Esu ilgiausiai užtrukęs, man atrodo, 2 savaitės. Su vienu motociklu, kol mes jį pastatėme į ribas. Atlikus darbus, sutvarkius rėmo geometriją ir kai yra tolerancijos visos yra, sakykime, į mažąją pusę negu duoda gamintojas, tada yra išrašomas sertifikatas su mūsų įmonės antspaudais ir parašais, kad šitas rėmas atitinka geometriją. Su šituo matavimo aparatu mes galime pamatuoti ir nebūtinai sustačius ant staklių. Tai jeigu klientas atveža savo motociklą pas mus į dirbtuvę, argi netgi mes galime jo pageidavimą atvažiuoti pas jį, pamatuoti. Tai yra minimaliai nuardomas motociklas tiek, kiek reikalauja aparato užstatymas. Ir išduodam tą patį sertifikatą, tik tais tiek, kad jisai, jeigu motociklas kreivas, netitiks parametrų. Tada jau gaus atvežti motociklą. Mindaugai, žiūrėk, dabar tavo kaip eksperto patarimas. Žmogus, tarkim, važiuoja su motociklu, jaučia, kad kažkas negerai. Kaip jisai gali pasitikrinti savo tą įtarimą, kad gali būti kalta rėmo geometrija motociklo? Kokie požymiai, kaip galima tą patikrinti? Turbūt lengviausia yra patikrinti, pažiūrėti kažkiek tai nuvažiavus kilometrų, kad ar vienodai dyla padangos. Tai automatiškai jos turėtų daugmaž vienodai dilti, aišku, priklausoma nuo kelio dangos, nuo koks jūsų maršrutas, sakykime, namo į darbą kažkur. Tai. Jeigu vingiuota, tai padanga turėtų tolygiai dilti. Jeigu jūs važiuoja daugiau tiesių kelių, tai, sakykime, vidurinė dalis turėtų daugiau dilti. Jeigu kai yra rankės? Jeigu kai yra rankės, tada nežinau, čia nuo žmogaus priklauso. Bet, sakykime, jos turėtų tolygiai dilti daugmaž vienodai. O taip, toliau pojūčiai. Važiuojant, ar jumis traukia į šonus, ar stabdant kažkas virpa. Čia daug yra niuansų, sunku pasakyti. Lengviausia yra pamatuoti ir tada tau viskas užkart aišku. Teisingai. Tarkim, ten būna, sako, važiuoju 250, paleidžiu rankas ir, sako, vairas dreba, tai čia gali būti tas rėmas? Jeigu jie važiuoja 250 rankas paleidžia, tai man atrodo, jų ant motociklo nelieka visų pirma. Ten turbūt stiprios šlaunys. Jau labai turėtų būti stiprios. O taip, sakykime, taip, yra galimybė, jeigu rėmas teisingas, turėtum paleisti rankas. Ir jis turėtų važiuoti tiesiai, jeigu tu lygsvarą išlaikai. O čia irgi nuo žmogaus priklauso. Bet, Mindaugai, ką dar galėtum papasakot? Ką galima pas tave garaže pasidaryti? Ten kažkoks, matau, irgi konstruojamas monstras, čia tų vamzdžių, kažkokio kitokio metalo. Užsiemamės įvairią veiklą. Bandom ir su sportais, ir savo malonumui, ir biškį, sakykime, taip vadinamą tuningą įdėti, ir to darbo netokio kaip visi paįvairinti. Yra žmogus, kuris ir papaišo neblogai, ir pavyrinam, ir papjaunam. Viskas priklauso nuo kliento, ko jisai nori, ir ant kiek jisai
pasiryžęs į tai investuoti pinigų. O po darbo alaus išgerit? Ar abstinentai esate? Na, po darbo kaip ir visi normalūs. Ir mėsos pavalgom, ir alaus išgeriam, ir stipriau, bet tai yra po darbo. Tai reiškia, viskas tvarkoja. Ir pasmergų nuėjim. Ir pasmergas. Nu, tai Labai puiku. Nu ką, ačiū Mindaugai už pasakojimą, už parodymą, už demonstravimą. Manau, sekantis video bus kažkoks kitas projektas iš šio garažo, ar ne? malonu. Ką? Einam alaus? Visą. Oh,